Labas, 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 matematika. Sveiki mažuliukai ir didžiuliukai, mūsų linksmieji pliusiukai ir santūrieji minusiukai. Prabėgo dar viena savaitėlė ir čia jūsų ausytes glosto naujoji Labas matematika laidelė. Mes su Ieva visą savaitę ruošėme šiai laidelį ir kruopščiai ieškojome, ką įdomaus jums šį kartą papasakoti. Na, o šiandien, nekantraudamas, norime supažindinti jūs su teisinguoliu tvarkdariu penketu ir dar daug kitų įdomybių išdėstyti. Tad kas mus jau pažįsta, sakome labas, o kas įsijungia mus pirmą kartą, prisistatome. Su jumis sveikinasi Pleputė Lina ir Smalsutė Ieva. Tai laidelė Labas matematika. labas, 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 matematika. Ui, kaip spirgu iš nekantrumo, kaip noriu kuo greičiau keliauti į Madam matematikos miestelį ir sužinoti, kokie nuotykiai ten mūsų laukia. Tačiau prieš tai noriu patikrinti, ar per savaitę nepamiršote ilgaūsio vienetuko, darbštuolio ūkininko dvejetuko, pyragų kepėjos trejetukės ir rokerio ketvertuko. Nagi, noriu patikrinti jūsų atmintį. Taigi eilinį kartą pažvelgiame į savo delniukus. Išskečėme pirštukus ir skaičiuojame. 1. Krutiname nykštį. 2. Krutiname smilių. 3. Krutiname didįjį pirštą ir 4. Krutiname bevardį pirščiuką. Nagi, pabandome dar vieną kartą. 1. Krutiname nykštį. 2. Smilių. 3. Didįjį pirštą. 4. Bevardį pirščiuką. Šaunuoliai. Bet, ai. Keliauti į Madam matematikos miestelį mes negalime tol, kol nepasakėme burtažodžio. Turbūt daug kas jį jau puikiai moka. Tai reikia tik 5 kartus suploti. Tada 5 kartus sutrepsėti. Ir garsiai sakyti: Labas matematika! Nagi, pabandome visi kartu. Plojame. Trepsime. Ir sakome: Labas matematika. labas, 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 matematika. Rubrikėlė, pamokėlė. rubrikėlė, pamokėlė. Ir taip kiekvieną dieną. Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro pagrindinėje Madam matematikos miestelio sankryžoje spygauja švilpukas. Pėstiesiam žalia. Automobiliai stop. Įsakmiu balsu eismui diriguoja ne kas kitas, o policininkas Penketas. Jis rimtas ir sąžiningas vyriokas, mėgstantis taisykles ir discipliną. Keliasi jis anksti, net 5 valandą ryto, kuomet padaro 5 atsispaudimus ir skuba į darbą. Jis gerbia tik tuos, kurie yra darbštūs ir laikosi taisyklių. Tačiau, kadangi yra pirminis nelyginis skaičiukas, su niekuo nesidalina. Na, nebent tik su vienetuku. Dažniausiai jis tam ilgaūsiui atneša atšvaitų, mat vienetukas vis pameta savuosius. Tad penketukas kas kartą atneša po 5 atšvaitus vienetukų. Penketukas dažnai eina į svečius pas savo kaimynus. Jis nori apžiūrėti, ar jie tvarkingai ir draugiškai gyvena. Ypač dažnai jis eina pas rokerį ketvertuką, o šis tuomet pasikviečia vienetuką, kad būtų lygus penketukui. Mat 4 + 1
lygiu 5. Penketukas niekuomet nenusiema savo policininko kepurės ir ženklelio. Jis kaip koks miestelio reindžeris. Gyvena beveik pačiame miestelio viduryje. Būtent todėl jam taip lengva visus nuolatos prižiūrėti. Penketukas dažnai lankosi ir pas madamą matematiką. Kartu jie aptarė miestelio saugumo klausimus ir pagrindinius įstatymus bei jų pataisas. Štai pagrindiniai 5 matematikos miestelio įstatymai. Pirmasis. Skaičiai negali įsikurti savo namukų bet kur pakliūva. Reikia laikytis tam tikros tvarkos. Iš pradžių vienetuko namelis, tada dvejetuko, trejetukės, po to ketvertuko, na o šalia jo penketuko. Ir taip toliau. Ir visados reikia laikyti štai tokios tvarkos. Antra taisyklė. Visi skaičiukai dalyjasi viskuo su vienetuku. Mat šis yra labai gerbiamas miestelio gyventojas. Į miestelį atvykęs pats pirmas. Trečia taisyklė. Skaičių nameliai vienas nuo kito nutolia vienodais tarpeliais. Kaimynų namukus teskiria tik 1 metras. Penketukas prižiūri, kad skaičiukai kokių tvorų nesusigalvotų statytis ir savo valdų praplėsti. Tad todėl visi skaičiukai taip draugiškai ir linksmai gyvena. Ketvirta taisyklė. Skaičius negali meluoti savo vardo. Kartais skaičiai mėgsta susigalvoti slapyvardžius. Bet kai paklausiama, koks tavo vardas, privaloma atsakyti tiesą. Penkta taisyklė. Visi skaičiukai visuomet klauso madam matematikos. Mat ši yra miestelio merė ir jo žodis miestelyje yra paskutinis. Kiekvieną kartą penketukas su matematika peržiūri įstatymus ir reikalui esant juos papildo naujais punktais ar komentarais. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Tai toks tas penketukas. Tikras teisinguolis ir tvarkos sergėtojas. Tad vaikai, dabar atsiminsite, jog 5 skaičius yra 5. Pabandome skaičiuoti nuo pradžių. Ilgaūsis 1, ūkininkas 2, bandelių kepėja 3, rokeris 4, policininkas 5. Dabar visi kartu skaičiuojame garsiai. 1, 2, 3, 4, 5. Pažvelkime į savo delniukus. Nagi skaičiuokime jo pirštukus. 1 tai nykštys, 2 smilius, 3 didysis pirštas, 4 bevardis ir 5 mažylis. Štai ir suskaičiavome savo pirštukus. O kad būtų lengviau viską atsiminti, štai jums Kosto Kubilinsko eilėraštukas apie skaičių 5. Mano pirštinė pirštuota, mano pirštinė raštuota, o kiek pirštų kas suskaitė, turi mano pirštinaitė. 5 pirštai, 5 pirštai. Algis gina 4, o maža sesutė niršta, tu į nykštį nežiūri. Algis nykščio neskaičiavo ir truputį apsigavo. Eikė man visi sykiu, pėsti ir važiuoti. Mes darželį lyg 5 mokame skaičiuoti. Varatukai 4, va 5 piršteliai. Augam žvalūs ir geri savo gimtai šaliai. Matematika vyresniems. Dalyba iš 5. Šiandien
Mažiausiai mūsų klausytojai susipažino su penketuku. O mes, dičkiai, išspręskim daug rimtesnę problemą. Kaipgi sužinoti, ar skaičius dalijasi iš 5? Jau žinome dalybos iš 2 ir 3 taisyklės. Prisiminkime, skaičius dalijasi iš 2, jei jo paskutinis skaitmuo dalijasi iš 2. Pavyzdžiui, 116 dalijasi iš 2, nes jo paskutinis skaitmuo yra 6, o 6 yra lyginis skaičius. Skaičius dalijasi iš 3, jei jo skaitmenų suma dalijasi iš 3. Pavyzdžiui, 123 dalijasi iš 3, nes jo skaitmenų suma yra 6, o 6 dalijasi iš 3. Nagi, išsiaiškinkime, kaip atskirti, ar skaičius dalijasi iš 5. Žinome, kad ranka turi 5 pirštukus. 2 rankytės turi jau 10 pirštukų. Taigi, 10 dalijasi iš 5. 2 rankytės ir 1 kojytė 15 pirštukų. 15 dalijasi iš 5. Abi kojytės ir abi rankytės 20 pirštukų. 20 dalijasi iš 5. 5, 10, 15, 20. Matome, kad skaičių paskutiniai skaitmenys 0 arba 5. Taigi, įsiminkime, jei skaičiaus paskutinis skaitmuo 5 arba 0, skaičius dalinasi iš 5. Taigi, net nedvejodami galime pasakyti, kad skaičius 105 dalinasi iš 5. Ir jei turėsite tiek saldainių, juos po lygiai galėsite pasidalinti 5. Matematika vyresniems. O dabar, kad nepavargtų mūsų galvytės, padarykime piratų mankštą. Kai piratai išplaukia į žygį, visą dieną jie narsiai kovos. Priešai bėgs, bet tu jų nepavysi, jei kasdien nedarysi mankštos. Priešai bėgs, bet tu jų nepavysi, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. O jei kartais papulsi į salą, kur bananai aukštai ant šakos, tai iš bado teks valgyti batą, jei kasdien nedarysi mankštos. Tai iš bado teks valgyti batą, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. Aukso skrynią didžiulę surasi, vidury paslaptingos salos, bet vis tiek jos iš ten neišneši, jei kasdien nedarysi mankštos. Bet vis tiek jos iš ten neišneši, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. Čia linksmybės ir nuotykiai vyksta, tik tai tu ant pagalvės minkštos. Pramiegosi gyvenimą visą,
jei kasdien nedarysi mankštos, pramiegosi gyvenimą visą, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam, šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. Hei, tiesiam ranką, hei, keliam koją, šuoliukai, 1, 2, 3. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam, šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam, šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. Hei! 1, 2, 3. Rimti dėdės ir tetos. Fibonaccis. Fibonaccis italų matematikas. Jis gyveno Pizos mieste, o gimė tais pačiais metais, kai buvo pastatytas Pizos bokštas. Taip, tas pats pakrypęs bokščiukas. Tikrasis jo vardas buvo ne Fibonaccis, bet Leonardas iš Pizos, nes tada žmonės neturėdavo pavardžių. Jie prisistatydavo vardu ir pridėdavo miesto, kuriame gyvena pavadinimą. Fibonaccio tėtis buvo Bonaccis, todėl jis pasivadino Fibonacciu, Bonaccio sūnum. Fibonaccis vienas pirmųjų Europoje įvedė arabiškuosius skaitmenis. Taip, tuos, kuriuos mes dabar mokomės ir naudojame. Bet labiausiai jį išgarsino Fibonaccio skaičių seka. Ji atsirado Fibonacciui bemąstant, kaip atrodytų triušių giminės medis. Taigi, seka atrodo taip. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ir taip toliau. Sekantį sekos narį gauname prie jo pridėję 2 prieš jį ėjusius sekos narius. Įdomiausia tai, kad šią seką labai daug kur galime pastebėti gamtoje. Pavyzdžiui, Fibonacci spiralė, kuri yra gaunama naudojant jo seką, atpažįstama sraigės skiaute. Daugumos gėlyčių žiedlapių skaičius taip pat yra vienas iš Fibonaccio sekos narių. Taip pat Fibonaccio seka siejama ir su muzika. Ak, draugai, kiek daug dalykų galima aprašyti matematiką. Ar kada pagalvojate, kad net sraigės skiautelis gali būti susijęs su skaičių seka? Rimti dėdės ir tetos. Kaip įdomu! Kaip įdomu! Sapnai. Kada ir ką paskutinį kartą sapnavote? Gal vakar sapnuose lankėte seniai matytą draugą ar keliavote į kosmosą? Mokslininkai sako, jog vidutiniškai per metus žmogus sapnuoja net 1460 sapnų. Įprastuose metuose yra 365 dienos. Jei teiktume, kad žmogus sapnuoja kiekvieną naktį, tuomet per vieną naktelę susapnuojame net apie 4 sapnelius. Tikimės, jog tai vien geri ir gražūs sapniukai. Skaičiai, kuriuos dabar naudojame,
vadinami arabiškais, bet iš tikrųjų juos sugalvojo indai. Dešimtainė skaičiavimo sistema reiškia, kad turime 10 skaitmenų, nuo 0 iki 9, ir skaičiavimo pagrindas yra 10. Taip pat naudojame ir kitokias skaičiavimo sistemas. Pavyzdžiui, laiką matuojame 60-ainėje sistemoje. Minutė turi 60 sekundžių, valanda 60 minučių. Kaip gauti skaičių, kuris turėtų visus skaitmenis nuo 1 iki 9? Sudauginę skaičių, kurį sudaro 9 vienetai, iš jo paties gausime skaičių, kuris užrašomas rašant iš eilės skaitmenis nuo 1 iki 9 ir tęsiamas rašant skaitmenis nuo 8 iki 1 mažėjimo tvarka. Taigi, sudauginę 2 skaičius, kuriuos sudaro tik vienetukai, gauname skaičių, kurį sudaro visi skaitmenys išskyrus 0. Kiaušiniai. Ar mėgstate kiaušinius? O jums labiau patinka kietai ar minkštai virti kiaušiniai? Aš tai mėgstu kietai virtus, tad įverdant į vandenį įsimetu vieną vištos kiaušinį ir pavirusi jį 10 minučių jau skanauju. Tačiau ar žinojote, jog norint kietai išvirti stručio kiaušinį, jį reikėtų virti net apie 4 valandas? Mat, tas kiaušinis yra labai didelis, todėl ir verda žymiai ilgiau. Na, bet išlaukus tiek laiko, visą dieną sotus gali būti. Galvosūkis. Mama turi 2 dukras, kurios švenčia gimtadienius tą pačią dieną, tą patį mėnesį ir joms sukanka tiek pat metų. Kaip gali būti, kad tos mergaitės nėra dvynės? Atsakymas. Mama turi 3 dukrą. Ir visos 3 jos dukros yra trinukės. Kaip įdomu! Kaip įdomu! Kur buvus, kur nebuvus, atšlamėjo laidelės pabaiga. Jei nespėjote mūsų įsijungti nuo pradžių, nieko tokio. Dabar mus galite rasti YouTube kanale Labas matematika. Na, o jei iškilo kokių klausimėlių ar idėjų, jas galite mums papasakoti raštu ir atsiųsti adresu labasmatematika@gmail.com. Susitiksime kitą pirmadienį, 15:05. Na, o laidelę Labas matematika kūrė Smalsutė Ieva Jasiūnaitė ir Pleputė Lina Matikaitė. Iki susitikimo, draugai. Labas, 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 labas matematika.